Baltijos čempionatas tradicinės 3 Baltijos valstybių Lietuvos, Latvijos ir Estijos orientavimo sporto baigti čempionatas vyksta nuo nepriklausomybių atkūrimo ir šiam laikotarpio kontekste mums šios varžybos yra labai svarbios, nes būtent tik šių 3 šalių sportininkai varžosi ir tikrai smagu, jog iš tų regioninių čempionatų yra išlikęs tik Baltijos čempionatas, anksčiau būdavo dar ir šiaurės šalių čempionatas, bet jis neliko, bet mūsų vienybė su Latvijos Estais tikrai šiom varžybom prideda išskirtinumo ir visi stipriausi sportininkai su mielu noru atstovauja savo šalį ir tikrai smagu, jog tokios varžybos vyksta ir tikimės, kad dar vyks ne vienerius metus. Tai pirmą kartą istorijoje Baltijos čempionate elito grupėje turėjom vidutinę trasą vakar, pasaulinio rango varžybos ir tiesą pasakius save pats nustebinau, nes pavyko iškovoti antrąją vietą ir sidabro medalį. Tai yra antrasis mano sidabro medalis Baltijos čempionato istorijoje, bet vakar trasa tikrai buvo techniška ir miškas labai sudėtingas buvo, bet reikėjo koncentracijos ir nedaryti didelių klaidų. Tai pavyko to išvengti, visiškai klaidų nepadariau ir man karštis padeda, šitoj vietoje yra mano stiprybė ir kadangi vakar buvo pirmas savaitgalis, kada Lietuvoje taip karšta buvo, tai pavyko tą geriau išvengti, išsukovoti su karščiu negu kitiem kolegom. Tai tikrai džiaugiuosi savo pasirodymu, esu nustebintas, nors pasakykime, ne miško distancijom šiais metais ruošiuosi labiau sprintom, bet labai smagu iškovoti tą sidabro medalį ir džiaugiuosi pasiekimu. Antrą varžybų dieną vyko stafečių varžybos, tai pasirodė Lietuvos komandos puikiai, turime net 4 aukso medalius, moterų elite, vaikinų 20, vaikinų 16 ir merginų 16 grupėse, tai tikrai džiugu matyti, jog Baltijos šalių kontekste turim jaunąją kartą, kuri gali kovoti, tai mane labai tas džiugina. Vyro elito grupėje buvo įtempta kova ir vyrų komanda iškovojo sidabro medalį, taip pat kovoje, tai rezultatai džiugina, smagu, jog tikrai tame aukštam meistriškume Baltijos valstybėse neatsiliekam nuo Latvių Estų, tai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad kituose tarptautiniuose startuose, kurie laukia Europos jaunių jaunučių čempionatas, pasaulio jaunimo čempionatas, pasirodysime taip pat gerai, nes ta jaunoji karta mūsų tikrai yra šiuo metu perspektyvi. Buvo įdomi trasa, bet miškas tikrai ne iš pačių gražiųjų, gan kovinis, nebuvo lengva bėgti, reikėjo nemažai ir per medžius palaipioti, ir prasibrauti, ir pelkės gan šlapios, bet šiaip buvo tikrai įdomu, smagu visai, punktų daug, gan tankiai, tai orientuotis reikėjo atidžiai. Akivaizdu buvo, kad šitą miškę turbūt labai greit bėgti nepavyks, tai norėjusi tiesiog pakankamai tiksliai viską daryti ir nepadaryti tiesiog bereikalingų klaidų. Na ir pasirinkimus sužiūrėti, pamatyti, jeigu iš tikrųjų egzistuoja koks apibėgimas takeliu, nepražiopsoti. Visai sklandžiai šiandien pavyko įveikti trasą. Tokią nedidelę klaidelę, labiau gal tiesiog nesuskaičiau žemėlapį į 1 punktą ir paskui didesnę klaidą į 15 punktą padariau, bet prabėgimas pats tikrai nebuvo sudėtingas, tiesiog kažkaip gal per daug atsipalaidavau, nes prieš tai keli punktai labai sklandžiai įvykti buvo prabėgimai.